Sveiki, broliukai ir sesutės. Senokai jau beplėpėjau, bebumbėjau. Ir, žodžiu, noriu vėl, kadangi radau truputėlį laiko, pabumbėti, jums išbumbėti vieną dar pasakėčią. Tai bus irgi pasakėčia apie terariumo įdomienas. Nu ir kągi, nedelsdamas nieko ir pradėsiu. Kasgi tam terariume tokio įdomaus vyksta. Ogi, kasgi ten tam terariume vyksta. Vyksta viskas kaip ir visą laiką. Nevidono tarnai vykdo savo, nuodugniai vykdo savo planą. Nu ir vat vienas iš tų Nevidono tarnų yra tokia administracinė teritorija Kanada. Ir tenai, žodžiu, tai Kanadai, žodžiu, tai teritorijai už ją atsakingas yra Nevidono tarnas Triudo toksai. Ir jisai, žodžiu, pakvietė tenai savo toje teritorijai, žodžiu, paskelbė, pakvietė visas Kanados mokyklinukės patirti aborto malonumą. Taip, čia jūs teisingai ir išgirdot, kad aborto malonumą turėtų patirti visos Kanados mokyklinukės tam, kad atsikratyti aborto baimės ateityje ir kad galėtų, žodžiu, užsiimtis negimusių kūdikių žudymu be jokios baimės. Tai čia tikras, kaip sakykime, nevidoniškas pasiūlymas. Aišku, dabar visos mokyklinukės, jeigu jau tai paklausytų to, sakykime, Kanados jau vadovo, lyderio, jis ten jau skaitosi, taigi lyderis, vadovas valstybės ir taip toliau, kuris ten be abejo labai rūpinasi Kanados mokyklinukėm, nu ir jos turėtų bėgti dabar iš karto, aišku, kaip sakykime, prisigaudyti kažkokių tai berniukų, kad kuo greičiau pastuotų ir, aišku, jau kai tik tai pastuoja, tada jau bėgom, aišku, į kažkokias tai klinikas, pasidaryti tą abortą, kad kuo greičiau patirti aborto malonumą ir, aišku, kad atsikratyti daugiau baimės, nes kai reklamuoja tos abortus, dažniausiai paima ten kokią nors moteriškę, jau, sakykime, biškį daugiau pagyvenusiai, kuri ten giriasi, kad jau padariusi ten 29 abortus, o kita ten giriasi, kad 21 abortą. Nu, žodžiu, jos visos giriasi, kuri daugiau abortų yra padariusi. O jeigu iš esmės, tai pavadinimas tik tai yra abortas, o iš tikrųjų yra negimusio kūdikio nužudimas. Tai motinos žudo savo vaikus iš principo. Tai labai Nevidonas tada yra laimingas, kai motina savo vaikus žudo, kaip ir galima sakyti, kad aukoja savo tos vaikus Nevidonui. Nu ir aišku, taip ir atiduoda savo sielas ir taip toliau. Nu bet čia jau, sakykime, apie tai nebesigilinsim. Važiuojam toliau. Taip. Dabar jau Nevidono tarnai, žodžiu, gavo iš Nevidono naujų technologijų. O kaipgi pasižymi tos naujos technologijos? Ogi jos pasižymi tom, kad dabar jau išdirbti yra akiniai, žodžiu, tiem visiems policistam, Nevidono klapčiukam, kurie su tų akinių pagalba jau iš karto matys įdiegtą, žodžiu, į akinius įdiegtą veidų atpažinimo kamerėlės tokios ir ant to ekrano iš karto rodo apie tą žmogų, žodžiu, visą reikalingą informaciją iš karto online, iš karto, kaip sakykime, tuo esamų režimų dirba tie akiniai ir jie iš karto viską, žodžiu, parodo. Tai tie akiniai su tuo veidų atpažinimu ne šiaip sau yra jau diegiami, nes neužilgo bus jau tie biometriniai visokie skaitmeniniai ID ir kiekvienas, kuris, aišku, ten bus tuose savo skaitmeniniuose ID, kuris bus ir susietas, aišku, ir su skaitmeninė medicininė kortelė ir visi, kurie bus ten, žodžiu, nenubėgę pasiskiepyti pagal Nevidono tarnų rekomendacijas, tai visi jie bus, aišku, iš karto tų policistų identifikuojami, persekiojami ir greičiausiai bus jie kažkur tai vežami į karantino įvairias ten stovyklas ir taip toliau. Taigi, tai žodžiu, technologinis aprūpinimas juda į priekį to skaitmeninio konclagerio link, Nevidono svajonė. Nu ir toliau žiūrim, kas čia toliau. Ir dar viena irgi tokia jau technologinė naujovė, kad telefonai jau galės nustatyti, ar jūs sergate arba COVID-u, arba sergate astmą, arba sergate tuberkuliozę. Žodžiu, pagal balsą jūsų ir pagal kosėjimo irgi balsą, sakykime. Jeigu jau jūs pakosysit ir telefonas ten, žodžiu, įrašys tą įrašą ir jis iš karto, aišku, jau jums išmes diagnozę, ten, aišku, žinoma, rašys, kad tai yra tik 80% tikimybė ir panašiai, kaip ir visur jie, sakykime, pasilieko. Iš tikrųjų, aišku, išmetinės tas visas tuberkuliozės, COVID-us, astmas ir taip toliau, tiesiog atsitiktinė tvarka, kaip ir su tais COVID-o testais,
pasitikrini, tai rodo, kad sergi, kitoje vietoje pasitikrini, rodo, kad nesergi ir panašiai. Nu, ir žodžiu, apie tos testus irgi daug dabar nepasakosiu, ką paklausiu, tai galėsiu gal ir papasakoti. Bet turbūt ir taip visi viską žinot, kaip ten tam terariume vyksta su tais visais testais ir panašiai. Vėl noriu dar priminti visiems, kad čia pasakoju aš visas tas įdomienas iš terariumo gyvenimo. Terariumas tai yra fantazijų pasaulis, sakykime, mano fantazijų pasaulis. Terariumas Ulvariumas, kuriame, sakykime, nėra jokių valstybių, yra tiesiog užgrobta visa ta žemės teritorija. Ta žemė yra, aišku, plokščia, niekur jinai ten nesisuka aplink jokią saulę, tiesiog saulė skraido aplink šiaurės ašigalį tam terariume, jinai yra plokščia. Ir visą tą žemės teritoriją, ne visą, sakykime, bet tą jau žinomą teritoriją mums, yra užgrobęs Nevidonas su savo tarnais užurpavęs ir tiesiog sudalinęs yra į tas kabutėse valstybės, o iš tikrųjų į administracinės teritorijas, kur kiekvienos administracinės teritorijos vadovas, tai prezidentas ar kažkoks tai kitoks ten kas bebūtų, ar karalius ar panašiai, jis yra atsakingas už tos teritorijos žmonių gyventojų sunaikinimą. Tai vat ir tokiu būdu ir yra. Na ir tas sunaikinimas irgi nėra čia paprastas, o jis toksai ypatingas. Pats geriausias yra sunaikinimas, tai kai žmonės patys sutinka nusižudyti, tai vadinama visokia eutanazija, ten medicininė pagalba mirštant ir taip toliau. Tai čia yra top, pats geriausias jau Nevidonui dalykas, sakykime, kai žmogus pats atsisako gyventi ir tokiu būdu, sakykime, jau perina atitinkamai tos energijos ten, ko reikia ir taip toliau. Tai va, o kitas dalykas, tai aišku, tas Nevidonas kviečia daryti kuo daugiau visokių blogų darbų. Tai yra diegiamas, aišku, visokios netikros vertybės, kaip visoks ten apsukrumas, savanaudiškumas ir taip toliau, puikybė, pasipuikavimai visi ir tralele, ištvirkimai visokie ir taip toliau. Tai ir atitinkamai tada, aišku, jau ta siela žmogaus patampa tokia dėmėta ir, aišku, per tas dėmes jau prisijungia atitinkami kiti, sakykime, kaip čia dabar, objektai, nesubjektai ar objektai, nežinau, žodžiu, kitokios būtybės prie to žmogaus energijos ir taip ją nusiurbinėja. Tai va, gerai, bet čia dabar toks tik buvo nukrypimas mažas, grįžtame mes prie įdomienų. Kokios dar įdomienos yra? Kinijoje, žodžiu, jau oficialiai paskelbė, kad skaitmeninis juanis turės galiojimo laiką. Tai čia nieko nuostabaus iš tikrųjų, taip tai tiek, kad ir taip anksčiau, sakykime, tie sąmokslo teoretikai pasakodavo, kad tam terariume taip gali atsitikti, tai tiesiog dabar jau oficialiai patvirtino Kinijos valdžia, kad, žodžiu, aišku, jie paskui dar pridės, kad tai ne tik tai turės galiojimo laiką, kad ir bus apribota teritorija, kurioje galioja tas skaitmeninis pinigas, o paskui ir bus nustatyta, kokias prekes gali tik tai pirkti už tą skaitmeninį pinigą, o paskui dar nustatyta ir iš kur tu jas gali pirkti. Žodžiu, va, taip viskas bus visiškai apribota ir bus, aišku, tam tikros prekes, kurias vieni gali pirkti, kiti negali. Ir tų, va, sakykime, tokių išskirtinių prekių pagalba, ta, kuri jau norės, kaip čia pasakyti, nuknacinti žmogui, tai jam parduos tokių prekių, kur bus biški daugiau naudukų visokių pridėta, o kiti tų prekių negalės tuo metu nusipirkti, o jam ateis reklama, kad tai tau va šį mėnesį yra su nuolaida tokios ir tokios prekės, ir aišku, tas žmogus norėdamas ar nenorėdamas vis tiek paims ir nusipirks, sakykime, kažkokių tai prekių ir aišku jau nukeliausiu tą kitą, kaip sakykime, pasaulį greičiau. Ne tai, kad nukeliausiu kitos, galim taip sakyti, kad užbaigs tam terariumo pasaulį savo kelionę, va, taip galėtumėm sakyti, o kuris ten ką nukeliaus, tai čia jau kitas klausimas. Gerai, tada toliau žiūrim. Taip, Švedija, Suomija jau pradėjo dalinti skrajutės savo gyventojams, kaip pasiruošti karui su Rusija. Žodžiu, vyksta ta visa eskalacija, ruošiama ten masiniai utilizacijai, nes kaip ir buvo ten tas Nevidono organizuotas pirmasis pasaulinis karas ir antrasis ir apskritai visi karai terariume tai yra ne karai iš tikrųjų, o tiesiog Nevidono tarnų suorganizuoti masiniai žmonių aukojimai Nevidonui. Tai kiekvienam kare, aišku, yra krūva siaubo visokio, krūva kančių, krūva mirčių ir taip toliau. Tai, bet, žodžiu, Nevidonas labai, kaip sakykime, tada yra laimingas, kai žmonės taip kenčia. Ir daugiausiai, aišku, kančios yra sukeliama per karą, daugiausiai kančios ir daugiausiai mirčių. Tai tokiu būdu, sakykime, ir vykdomi tie Nevidono
karai kabutėse. Iš tikrųjų tai yra tai utilizacijos. Tai kaip ir sakiau dabar, artėja didžioji jau ta utilizacija Europos tam žemynė, kaip čia jeigu galim pasakyti, ir po truputį jau jis kuo toliau, tuo labiau eskaluojamas tas karas tarp Europos, ar tai NATO galim pavadinti, ir Rusijos. Tai Rusija irgi ten jau sudarinėja visokie, kaip ir irgi visokius alijansus ten su Kinija, su Šiaurės Koreja, dar ten nežinau, su kažkuom, tai žodžiu, su Iranais visokiais. Ale bandoma dundukam pavaizduoti, kad yra čia kažkokia tai geopolitika, yra priešingos stovyklos, kurios ten ale kažkaip tai tarpusavį ten kovoja, briksai visokie, šmiksai ir taip toliau, bet viskas tas yra tik tais lėlių teatras dundukams. Nevidona jau vienam iš pradinių savo pasakėčių pasakau, kad kokius principus naudoja Nevidonas, tai čia vienas iš tų principų, kad skaldyk ir valdyk, o per visokias propagandos priemonės, kiekvienoje toje administraciniai teritorijai, nuo vaikystės jau yra diegiamas patriotizmas ir panašios tokios visokios, kaip čia sakykime, ideologijos, kurios paskui verčia žmonės eiti tiesiog žudyti kitus tokius pat žmonės, nes realiai patys žmonės niekada niekur nesugalvoja eiti kariauti ir nesugalvoja ten, tarkim, kokie nors lietuviai atsibūdė iš ryto, kad einam dabar latvius užkariausim arba ten lenkus užkariausim, ar galim bet kokias tautas imti. Nei vienos tautos žmonės nesugalvoja ir eiti kariauti kitų žmonių ten užnaikinti ar panašiai, visi galvoja, kaip auginti savo vaikus, kaip kuo daugiau patirti džiaugsmo, kad būtų tas gyvenimas geresnis ir patogesnis, bet kad šito nebūtų, tai būtent tie Nevidono tarnai ir organizuoja tuos įvairius karus, be jokių žmonių atsiklausimo, be žmonių nuomonės ir taip toliau, tiesiog paima, nusprendžia ir padaro tos karus, ir paskui, aišku, kadangi jau yra daug dundukų su praplautom smegenėlėm, tai ale tų patriotų, tai jie visi bėga ir žudo tuos vieni kitus, kaip sakykime, kitos administracinės teritorijos dundukus. Tai taip tie dundukai, jeigu tai tik tai dundukai vieni kitus žudytų, tai čia sakyčiau gal nieko blogo, tai taip jiem, kaip sakykime, tik tai visuomenė apsivalytų. Bet kare nukenčia ne tik tai dundukai, bet ir tie žmonės, kurie supranta. Aišku, jie turi daugiau galimybių išvengti, sakykime, tų visų baisybių karo, bet ne visą laiką pavyksta toj, kaip čia sakykime, nesuirutėj, bet tam chaose organizuotam ir panašiai naudojama visokia prievarta, tai tarkim kaip Ukrainoje, kaip yra, kad gaudomi tiesiog žmonės gatvė ir taip toliau, bet kokiu atveju ir taip yra ta laisvė visais įmanomais būdais apribuota kiekvienoj toj administraciniai teritorijai, tai apribuoja paprastais tokiais dalykais kaip ale įstatymais. Įstatymas už tą taip ir vadinasi, nes jis įstato žmogui kažkokius tai rėmus ir atitinkamai apriboja jo laisvę. Taip, bet irgi čia dabar gal nesiplėsim, eisim toliau. Kas čia irgi dar tokia įdomiena, kad Biliukas su Bezosu, Amazončiku, čia žodžiu to, sugalvojo, kad reikia paskiepyti visus gyvūnus klimato skiepais. Žodžiu, dabar skiepai apskritai pas juos ant bangos, nes su skiepais jie gali bet kokio marmalo, bet kam, kaip sakykime, prileisti pagal savo nuožiūrą, pagal teritorijas atitinkamas, pagal tikslus ir taip toliau. Ir žodžiu, dabar jie nori suskiepyti visus gyvūnus toje žemės teritorijoje, visuose administracinėse teritorijose. Ir tokiu būdu, aišku, tie visi gyvūnai, kaip sakykime, ilgai nebegyvens. Vienas dalykas, tai bus jų ir ta mėsa užnuodyta, ir pienas užnuodytas, ir, žodžiu, viskas bus užnuodyta ir galų galiai ir patys tie gyvūnai tiesiog išmirs. Ir taip, aišku, tai bus didžiulis žingsnis bado planui įgyvendinti, nes karas yra labai gerai Nevidonui, badas irgi labai gerai, nes tada krūva labai daug, sakykime, kančios gauna ir visokios ten, sakykime, kitokios energijos, nes kada yra badas, tai ne tik tai, kad bado kančia, bet ir atsiranda tada visokie, kaip čia sakykime, tie grupuotės visokios, kurios eina ten, atiminėja iš kitų žmonių ten maistą, visokie žudimai, skriaudos visokios ir panašiai, prievartavimai ir visokie kitokie baisus dalykai. Tai badas Nevidonui irgi labai gera priemonė iš tikrųjų ir link to bado labai sparčiai irgi judama visuose tuose administracinėse teritorijose, nes baigėsi, žodžiu, man čia laikas, tai pratęsiu kitam video. Iki.